Esame Kauno technologijos universiteto telekomunikacijų ir elektronikos fakultete ir kalbinsime mikrosensorikos sistemų laboratorijos vadovą Vytautą Deksnį bei doktorantus. Papasakokite apie multisensorinių sistemų laboratoriją ir kokios jūsų darbo kryptis. Mūsų veikla koncentruojasi ties įterptinių sistemų kūrimu. Mes vykdome mokslinius tyriamuosius ir taikomosius darbus jų projektavimo ir taikymo srityse. O veiklos sritis gana plati, kadangi įterptinė sistema yra, tai trumpai tariant, daugiau negu kompiuteris ir ją galima taikyti daugelį veiklos sričių. Pradedant automobilinę techniką, baigiant aviaciją, telekomunikacijomis, matavimais ir panašiai. Technologinių procesų valdyme ypatingai dažnai mes šitos dalykus naudojam. Štai trumpai tariant, jūs matot vieną iš variantų įterptinės sistemos, kurioje pagrindinė sudamoji dalis arba šerdis, taip vadinama, yra universalus mikroprocesorius ir toliau išplėstas jo programinis modelis. Tai toks gaminys mūsų laboratorijos projektuotas, jis yra pritaikytas daugelyje veiklos ryčių, staklėms, įrengimams, procesams valdyti. Sekanti mūsų darbo kryptis yra techninė diagnostika. Mes esame iš tikrųjų nemažai dirbę ir įdiegę įrangos skirtos testavimui. Po matavimo signalų apdorojimo vyksta techninė diagnostika ir klasifikavimas gaminių, pavyzdžiui, pagal kokybę. Štai mes prieinam laboratoriją prie stalo, prie stendo, prie kurio dirba, sakyčiau, mūsų bene geriausias magistrantas, tai Andrius Dižbalis. Ir štai, matot, jis dirba prie maketo skaitmeninės televizijos, internetinės skaitmeninės televizijos imtuvų. Štai matom mes tuos maketus ir Andrius, ko gero, gal porą žodžių apie jų sudėtį ir funkcionavimą pasakys. Iš principo tai yra kaip ir motorinė plokštė, tai iš principo tai yra procesorius ir yra palaikančios dalys. Tai realiai galima būtų įsivaizduoti, kaip procesorių su, tarkim, tiesiog skaitmeninė dalim skirta prisijungti prie interneto ir pasiimta būtent IPTV signalą, jeigu galėtų. Tai tiesiog duomenų kažkokį srautą, kuris yra perduodamas įprastiniais Ethernet kabeliais ir tiesiai iš šito paslaugos tiekėjo serverio. Esame mikrosensorikos sistemų laboratorijoje ir pakalbinsime doktorantą, kuris papasakos apie savo veiklą. Savo darbe tyrėme konvejerių pagamintų gaminių matomus paviršius. Paviršius turi būti lygus, be įtrūkimų. Ir štai čia matome lygaus paviršiaus pavyzdį, keleto defektų pavyzdį. Kai kurie atsiradę gamybos metu, kiti atsiradę po gamybos, džiovinimo metu. Ir kaip konvejeris juda su naujais gaminiais, paprastuoju būdu stovi žmonės, jie žiūri į konvejerį ir stebi juo praeinančių gaminių kokybę ir vizualiuoju būdu, grinai rega, įvertina, ar tai yra kokybiškas ar nekokybiškas gaminys. Tai yra labai nuobodus darbas ir labai varginantis tuo, kad konvejeris juda ir žmogaus akis turi bėgioti nuo vieno gaminio prie kito, tai labai vargina. Ir išvargęs žmogus ima daryti klaidas ir nebegali tiksliai ir atlikti kokybės įvertinimo funkcijos. Todėl yra svarbu turėti prietaisus, kurie galėtų pakeisti žmonės šitame varginančiame darbe ir gauti geresnius rezultatus. Žmogus įvertina tik tai iki 70% teisingai atlieka teisingus sprendimus. Mūsų siūlomas metodas ir prietaisas tai padaro iki 90% tikslumo. Štai matome gaminių paletę, jinai iš viršaus stebima vaizdo kamera. Taip pat turime šviesos šaltinį, kuris nuožulniu kampu nukreiptas į gaminius, sudaro nedidelis šešėlius, kuriuos gali pastebėti iš viršaus nukreipta vaizdo kamera. Čia matome keletą pavyzdžių, kaip apdorojamas gautas vaizdas. Naudojame
triukšmo mažinimo priemonės, kurios kokybiškoje vaizdo dalyje sumažina vaizdo įtaką, o defektuotos dalys, nekokybiškos, jos yra paryškinamos ir tai leidžia mums atlikti įvertinimą. Ne tik tai viso gaminio kaip tokio, ar jisai visas yra kokybiškas, tačiau net galim įvertinti ir kuri jo dalis, rasti konkretų defektą paviršiuje. Dar vienas mūsų pašnekovas, doktorantas Gintautas Lengvinas. Aš doktorantas Gintautas Lengvinas, dirbu inertinių medžiagų drėgmės matavimo srityje. Mūsų darbo tikslas buvo sukurti naują inovatyvų, adaptyvų drėgmės matavimo metodą skirtą statybinių medžiagų drėgmei matuoti. Dabar esantis metodai veikia pakankamai tiksliai, gerai, bet jie nėra adaptyvūs. Tai yra, reikia sukalibruoti daviklį konkrečiai medžiagai, o statybose naudojama daug medžiagų ir jų mišinių, taip kad reikia atlikti labai sudėtingą kalibravimą. Mūsų pasiūlytas metodas, kuris remiasi impulsiniu principu, sugeba pakankamai tiksliai matuoti ir identifikuoti medžiagos tipą, tuo palengvindamas operatoriaus darbą ir apskritai suteikdamas galimybę, nežinant nieko apie medžiagą, pakankamai tiksliai išmatuoti jos drėgmę. O sakykite, docente, kokios darbo perspektyvos laukia baigusių šią specialybę? Aš manau, kad perspektyvos šviesios, nors ir krizės atveju elektronikos pramonės augimo tempai išsilaiko. Aišku, silpnieji palieka rinką, bet atsiranda stipresnių ir augimas yra dviženklis skaičius. Dirbtinių sistemų ir elektroninių komponentų, joms pramonės augimas yra 13–14% į metus. Atitinkamai poreikis auga ir specialistų. Aš manau, kad ir mūsų Lietuvos įmonės tokių specialistų laukia. Iš tikrųjų, 12 Lietuvos įmonių, tokių inovatyviausių šioje mūsų veiklos srityje yra susibūrę į dirbtinių sistemų technologinę platformą, ir Europos Sąjungoje, reiškia Artemis tokia platforma yra, daugelis įmonių, ne tik tai elektronikos pramonės, bet ir mechatronikos pramonės, automobilių pramonės, energetikos pramonės įmonių yra susijungę į šitą platformą ir remiant Europos Sąjungos fondams kūrė naujus metodus, naujus įrengimus ir diegia juos Europos Sąjungos įmonės. O sakykite, dirbdamas, kokiu moto vadovaujatės? Moto, dirb gerai, dirb labai gerai, dirb dar geriau. Aišku, rezultatas turi būti adekvatus tam įdėtam darbui. Galutinis tikslas yra rezultatas. Ačiū už pokalbį. Dėkui.